Sveiki. Kadangi užduodat komentaruose po video daug įvairių klausimų, ne visada pavyksta juos atsakyti komentaruose išsamiai ar panašiai, tai nusprendžiau padaryti kaip rubrikėlę Klausk mechaniko. Tai kartą į savaitę ar kas 2 savaitės pamėginsiu įrašyti po tokį video, kad atsakysiu jums rūpimus klausimus. Taigi šiandieną atsakysiu į 2 jums rūpimus klausimus. Apie keltuvus, kokius naudoju ir programinę įrangą. Gavau klausimėlių apie keltuvus, kokius naudoju, atpažino kažkas rinkoj populiarūs gan, tai kažką galiu papasakoti. Rinkaus prieš 5 metus irgi ieškaus gero varianto, nes norėjau mokėti ten 3-4 tūkstančius už keltuvą, kadangi man 3 reikėjo, tai ieškau gero varianto ir rinkoj kaip ir radau geriausią variantą, šiaip kinietis. Man patiko spalva, kad pilka, graži, nėra kažkoks ryškus mėlynas su geltonom lapkėm ar dar kažkoks raudonas su geltonom lapkėm. Tai aš manau, ši firma dėl spalvos irgi klientūros prisitraukia. Tai ką apie keltuvus. Visi yra 2 kW, trifaziai. Buvo ir vienfazių opcijų. Pirmiausia, norėjau, kriterijus buvo, kad lapkės. Ir priekinės lapkės būtų 3 pakopų. 1, 2, 3. Ir galinės. Galinės taip pat. 1, 2, 3. Taigi visos 4 lapkės vienodos, ne kaip kartais būna priekinės 2 pakopų, galinės 3 pakopų, bet tada kokį Ford Transitą ar dar kažkokį Iveco sunku pakelti, neužtenka ilgio. Buvau su šito susidūręs, tai šito nenorėjau, iškart ėmiau su ilgom lapkėm, jos, jeigu neklystu, po 1,5 metro grubiai, visos 4, tai problemų nėra, jokį tranzitą, kažką ilgesnį 7 metrų busiką pakelti. Taip, keltuvai patys, hidraulika, alyva pilasi, pigiausi, kaip sakant, bet 5 metus jau naudojom, problemų kol kas nei su vienu nebuvo. Taip, nei žarnos trūko, nei hidraulika pavedė, niekas. Pirmąjį pirkau tokį išvis biudžetinį, esmė buvo kriterijus vienodos lapkės, ilgos visos 3. Ir šitas yra su patraukimais, ne elektromagnetai, o tiesiog su troseliais. Minusėlis, kad kitur būna rankena viena, o čia turi vienoj kitoj pusėje pasitraukti. Bet pradžiai užteko. Tokį fintuką turim, kad nereikėtų laikyti. Užsifiksuojame velutę. Ir stojam rankas, kas mechanikai žinot, koja ant kojos, ranka taip ir stojam laukiam, kol leidžias mašina. Pirmąjį šitą pasistačiau, montavau pats. Pirmąjį pasistačiau ir buvau skambinęs, sakęs palei manualą, kad mašina pakelia kaip ir manualą parašyta greitis, o leidžia ten 2 lėčiau berods ir panašiai. Nes jis principas, kad hidraulika atpalaiduoja ir iš svorio mašina leidžiasi. Tai buvau kreipęsis, jie tiesiog, aš suprantu, kad kinietis, nereikia ko norėti. Pasakė, kad galbūt rolikai, galbūt blogai sumontavai, čia nuo daug ko priklauso, gal temperatūra, gal bloga alyva. Žodžiu, tai susitaikiau, kad greit neleis, nes jie sudirbė su kitais, kad nereguliuoti dar greitį. Gal iš visų užsisukti, kad labai lėtai leistus. Esu dirbęs, kur gali atsisukti į mašiną, netgi momentaliai taip krenta į apačią, turi prisukti, kad per greit nebūtų. O čia visus 3 esu atsukęs max. Ir leidžia, galėtų greičiau, bet renkamės pigiausią variantą, tai manau buvo gal dar ir pigesnių, ir opcijų, šitų buvo firmų pigesnių, bet aš norėjau ilgų lapkių. Tai apie šitą tiek, jis mechaninis su troseliais. Toliau važiuojam, kitus 2 pirkau jau vienu metu su elektrohidrauliniais. Tais kaip apsaugos kojelės, kaip pasakyti.
elektrohidraulinės, tai valdymas jau kažkas mandriau truputėlį, į viršų, į apačią, lokas ir panašiai. Pati hidraulika tas pats, variklis tas pats, 2 kW, trifazis, tik kad nereikia su ranka troselių traukinėti. Tai toks valdymėlis. Jis kainavo keliais šimtais berods brangiau. Taip pat lapės 3 pakopų. Evolutionas. Patiko spalva, patiko kaina, patiko opcija ilgų lapkių visų 4 vienodų, tai įrinkaus. 5 metai dirbam jau ir pirmiausias daugiausiai nudirbęs, tie po metų atsirado, 4 metai ir dirba iki šiol. Kol kas gedimų nebuvo, aš manau, kaip ir normaliai, 5 metai vos ne kiekvieną dieną kilnojas. Dar buvo momentėlis apie garsą keltuvo. Greitai išsiaiškinom, kad galėtų greičiau leisti. Kelia tai normaliai. O garsas. Tai šitas elektrohidraulinis keliam. Tas, manau, pats hidraulis, variklis, hidraulinis, visų vienodas galbūt garsas. Klaksi. Šitas klaksi tiesiog, kai kyli, tie klakt, taip klaksi. Jis leidžiam ant loko. Gal girdėsis jums šitas kaip klaksėjo. O šitas pilnai mechaninis galbūt garsiau klaksi. Taip, šitas biški garsiau. Aš ir pamenu, kai tik pasistačiau, norėdavos sumirkčiot, bet įpranti, viskas gerai. Kodėl jie ten tyliau tas garsiau, kaip ir turėtų tas kabliukas vienodas būt, bet matyt kažkoks kitoks padarimas, tai taip, šitas garsiau. Bet jis keliais šimtais pigiau. Reikia trauklio troselius ir truputėlį garsesnis. Bet nėra kam gest, kaip sakant. Ten elektrohidraulika, elektromagnetai čia stovi atleidimui, tai jie gali sugesti, pati skydinė ten jau mikroschemos mandrų. O čia nieko mandraus. Aš pats dasidėjęs rozetę, jungiklį rozetę, čia vat visas tas blokas. O ten dasideda čia visiškai tas pats blokas, dasideda šitą skydinę. Tai tiek. Garsas, taip, galėtų tyliau būti, greitis leidimo, taip, norėtus tikrai, ypač kai atvėsta oras, vis tiek tepalas hidraulinis truputį sutirštėja. Norėtus greičiau, kad leistų, ypač kokį mažą mašiniuką, polą, dar kažką, nes čia tiesiog atpalaiduoja, nėra sraigtiniai, kaip kiti būna sraigtiniai, elektrinis variklis. Tiek į viršų sraigtą, tiek į apačią, jis vienodai leis. O čia jis iš savo eigos hidraulika, bet būna, taip, kokius 3-4 tūkstančius keltuos, jį gali pasireguliuoti mašiną, taip leisis. Čia maksimaliai atsisukia ir jie greit nesileidžia, galiu parodyti. Pasitraukiam iš abiejų pusių ir kokiu greičiu leidžias. Užsikabinom trosiuką, kad nelaikyti. Ir vat. Sprindį turim. Galim paskaičiuoti. 20 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tai 20 cm apie 12 sekundžių. Čia turim be pavarų dėžės plus, lengvesnė, mažiau svorio, tai lėčiau leidžiasi. Čia turim pežą kažkokį, galim taip pat pamėginti, tik čia jau sprindžių neis pridėti.
Kaip čia pažiūrėti jums? Gerai, galim maždaug iš akies. Taip, šitas greičiau, bet manyčiau gal sunkesnė mašina, todėl kokį X5 ten dar kažką bus, kad taip jaučiasi, gerai leidžiasi ir kaip ir netrūktų greičio leidimusi, bet vat mažą mašinėlę, golfelis, polo, kažkas, kokias sietukas, tai jo, tai nusibostų laukti. Bet įpranti prie to ir viskas yra gerai. Perkant kainą džiuginu. Dabar gal ar keiščiau savo nuomonę, nemanau. Nes už savo kainą atidirba, jie jau 5 metus man atidirbo, aš jį galiu kaip dėvėtą parduoti ir kad ir naują pirkti ir manau atitinka kokybę ir kainą, tą bendrą santykį, kokybės kainos santykį manau atitinka, tai viskas cool, 5 metai, negenda, cilindrai sausi, neapsitepalavę, trosai geri, žarnos geros, ko daugiau reikia, darbuojamės ir tiek. Tai manau atsakiau, jeigu kažką neatsakiau, parašykit gal, dar atrašysiu. Tai rubrikėlė su klausimu, kokią duomenų bazę naudoju, ten žiūrėti veržimams, schemoms ir panašiai. Tai kaip tik šiuo momentu viena užsibaigė ir imsiu kitą. Anksčiau turėdavom iki 2014 metų Autodata offline. Dabar turėjau Heines Pro onlineinę, nusipirkęs metinę abonementą. Man nepatiko, ko yra veržimų, nes mums esmė aplink variklius, veržimai, tos schemos, ką ten pagrindinių diržų. Ir veržimai, ko reikia nėra, o ko nereikia, vat pilna. Tai aš buvau nepatenkintas, pažįstamas turi onlineinę Autodatą. Tai tarkim pas manęs nebūna, paprašau jo, davai atsiųsk screenshotą, jo pas viskas yra, ko reikia. Tai renkamės Autodatą, žiūrėsim, manau būsim patenkinti. Tai ką tiek, gerų sekančių video.